Sveiki, šiandieną bandysiu pagauti kokią nors didesnę lydeko. Šiandieną biški, aišku, nelabai ką oras. Man asmeniškai dėl kibimų oras gerai, bet dėl patogumo čia to vėjo biški per daug. Bet reik bandyti. Nebandysi, nepagausi. O šiaip jeigu susitarti su oru eina, tai tada viskas normaliai. Ir tikėkime, kad pagausim kokią didelę. Tai pradžiai, kai visada mano einamiausios spalvos, tai pradėsiu nuo šitos. Saulės daug, kaip matote. Tai duosim blizgės tokios. Užblizginsim jom. Žiūrėsim, kaip reaguos. Pum, 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 pum. Neblogas. Opa. Aha, biškai gal pasidaužyk. Pasidaužyk. Pagaliau. Oba. Yes. Gerai. Nesudūžy, viskas gerai. Graži lydekytė. Iš 80 bus 85 kokie, 86. Pažiūrėsim, kas čia dabar. Palauk. O, bliama. Kablys kaip šalia. Replių reikia. Replytas. Kur mano? Neįsidėjau. Ui. O. Bandžiau ir kitas spalvas dėti, bet tylėjo, to irgi tylėjo, bet paskui gal pasikeičiau ją ir čmokšt. Eik tu. Mano piršiukas. Nelys čia. Tai čia. O, čia būtų legali. Varyk. O! Matėte, kaip sekėsi mums
ta žvejyba. Buvo saulė, viskas lyg ir normaliai, smagu, plius minus oras. Vėjas pakilo ir teko dingti iš čia. Nes pavojus, žodžiu, suprantat, nėra komforto, valtį sulaikyti irgi sudėtinga, nesvarbu, kad tas motoras yra gapasinis, jau jam irgi problemų kyla. Tai šiandien jau dabar žvejoju taip šiek tiek ramesnių orų, saulės nėra, tai turbūt visą dieną nebus. Jeigu vėjas kils, irgi turėsim šiaušt namo, bet vanduo irgi purvinesnis, vanduo purvinas ir įdomu. Čia dabar buvau ir nuo krantą žvejavau, filmavimą dariau, tai visai neblogai pavyko legalių pagauti. Be ne visas legalas buvo ir spalvą naują išbandžiau Salmos Viperę. Ir dabar, ir tada noriu pasakyti dar, kad vanduo buvo jau šiek tiek truputį purvinesnis, daugiau skaidresnis, bet šį kartą jau matau yra reikalų su vandeniu rimtesnių, tai tas skaidrumas dabar jau nebe toks, bet reikia vis tiek bandyti, kaip sakau, ir žiūrėsim, ką čia mes pagausim. Tai dabar mes kol po truputį plaukiam, žiūrim kokį masaliuką čia užsidėsim, tai turbūt gal ir kas nuspėt jau kokį masalą dėsiu. Taip, pradėsiu nuo ryškaus masalą, haku rapalą. Tai vat, darom pirmus metimus ir žiūrim, kas čia gausis. Žinoma, teks apsimauti pirštinės, nes oras yra toks, tik tai kad plius 6 šilumos. Tokias pirštinytės aš naudoju iš Norfos nupirktas. Pilnai guma aptrauktos yra, drėgmės į vidų nepatenka, o kas tinginė meškerė rankoje, tai reiškia šlapios rankos, tai vat, pirštinės labai gerai apsaugo nuo drėgmės. Na, aišku, ne idealiai jos sušildo, bet jau geriau negu be pirštinių. Negali būti. Nukanda. Monstri buvo. Va tau ir milimetras. Neliko. Nukando. Tiesiog nurėžė. Tu matai. Monstri buvo, čia žvėris galėjo būti. Aš nežinau. Nei smūgį nepajutau, taip su dantim tiesiog prarėžė ir viskas. Viskas užsidėjau. Dabar esu pikts. Ir nežinau, ko dabar dėt. Turiu dar vieną rapalą. Bet vėl reikia kažkaip jom patikėti. O gal kitą reikia kokį nors dėti, nes dabar tik pasimetęs esu, žinokit. Pažiūrim, kaip jisai dirb čia. Vanduo čia. Jau. Biški skaidresnis. Nuvylė šitas man nukandimas jos. Bet tur vaizdelį kažkokį, bandykim su juo. Biški taip norisi ir saulytę, ta šviesa prasiskverbti. Na gerai, pirštinių gal nesimausiu dabar. Bandom šitai. Gal čia ir kitų bus lydekų. Jau nežinau. Sakau, jau tas toks jausmas jau dabar ištirpo, kad kažką pagaučiau dabar. Nežinau, kas čia mane galėtų dabar sužadinti.
Vis tiek yra. O jeigu ta pati, tai čia bus bajeris. Wow. O čia tai dydis, hebra. O, dabar turiu bėdą. Geras. Ta pati gal ir bus čia. Vienas kablys laikosi. Na jau nepabėg, tik nepabėg. Oho, kai davė. Na. Yra! Yes! Pirmas metimas, nu čia tai geras. Va tau ir ryškus masalas. Ir štai ir neriškus masalas. Eik tu stau, nu. Ve. Ak, tu plėšrūnė. Tai turbūt tu ir paėmė, man atrodo, na, masalą. Ai. O, kokie gerai tu. Prilaikau aš tave. O. Na, labas ir viso gero. Voblerys mano atsikeršė jau, bet jau ano voblerė man jau niekas nebegražins. Suveikė rapalą hakų, tik šį kartą natūrali spalva. Šiaip antra ta lydeka, o gal ta pati, nu neėmė taip, kad kaip pirmoji, nes ta taip pradžiai lyg pasijuto žuolės, gal ir buvo žuolės. Ir matyt, ją išprovokavau ir kai paėmė ir žodžiu net nebuvo to tokio smūgio, kad temptų į save. Turėjau pats suprast, kad reikia kirsti. Bet ne, palaukit, visgi čia žuolės buvo, nes dabar užsikabino. Tai va, jums rezultatas gavo. Ką parodyti? Žuolyčių, va čia. Va vienas tokia eglutė, va tenai plaukėja. Tokios žuolytės jums labai patinka. Bet ir tu pataikai kitas vietas, kur jos yra. Bandysim lėtą pravedimą.
Per visą dieną. Vienas lydekiukas. O. Vilties jau nebuvo kaip šiandien pagauti. Bet va, viena yra. O. Ačiū, kad žiūrit ir prenumeruokite ir iki.